Užsikvietė. Sveiki, aktyvų šakių jaunimas, sveikina jūs vasario 16. Geros dienos. Labą dieną, būsit alkotesterių? Būsim. Su vasario 16-ąją. Oi, ačiū. Geros kelionės. Taip. Ai, galvoju, nuvažiavo. Labą dieną, šakių aktyvus jaunimas sveikina su vasario 16. Geros kelionės. Ačiū. Labą dieną. Sveikinu su vasario 16. Sveikinu. Nepamirškite, gal norėjau. Nepriklausomybinių vasario 16 dienos nustatymų keliu per kovas, aukas, žengia ir parpuola ir vėl pakildama eina į priekį lietuvių tauta. Nutarimas. Lietuvos taryba savo posėdyje vasario 16 dieną 1918 metais vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu, rugsėjo mėnesio 18-23 dienomis 1917 metais skelbė atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atsiskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos taryba pareiškia,
kad Lietuvos pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis Seimas demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos taryba, pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę Vilniuje vasario 16 diena 1918 metai. Pasirašė Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislavas Narutavičius, Aleksas Petrulis, Kazimieras Šaulys, Jurgis Šaulys, Jokūbas Šernas, Antanas Smetona, Jonas Milgevičius, Justinas Taugaitis, Aleksandras Tulginskis, Jonas Vailukaitis, Jonas Vileišis.